Labą dieną. Tai turbūt čia atėjote žiūrėti šį video dėl to, kad norite padaryti pardavimus. Ir mes visi freelanceriai, verslininkai žinome šitą taisyklę kaip faktą. Jeigu norime, kad mūsų verslas būtų gyvas, jeigu norime, kad jisai atneštų mums laisvę, autoritetą, ko mes besiekėme darydami verslą, jis turi uždirbti pinigus. Ir kaip nekeista, aš esu labai puikus pavyzdys pačio savo kelionėje, pačiam savo, ko nereikia daryti ir ko reikia neignoruoti, kad uždirbti pinigus. Tai pirmiausias dalykas, kodėl jūs čia atėjote? Nes aš pakviečiau jūs greičiausiai, kad siūlau padėti jums per 24 valandas uždirbti pinigų. Tai kaip mes tai padarome? Kaip tai vyksta? Tai jeigu jūs esate jau vykdantis veiklą, jeigu jūs esate žmogus, kuris tik pradeda, šiek tiek bus kitaip. Tačiau, jeigu jūs jau vykdote veiklą, jeigu jūs jau darėte pardavimus, pirmas žingsnis yra praeiti pro klientų sąrašą. Pro žmonės, kurie yra jau iš jūsų pirkę. Ir jūs net neįsivaizduojate, ant kiek tai yra paprastas, akivaizdus dalykas, tačiau kokia galybė verslininkų ir freelancerių net nesusimąsto apie tai, kad jau yra žmonės, kurie iš jų pirko ir tie žmonės jau perėjo pasitikėjimo barjerą, jie gavo paslaugą, jie turi 50-50 arba 100% pozityvę patirtį ir galbūt jiems kažko reikia. Tai dažnai mes taip esame užsiciklinę ties savo paslaugą, kad mes net nepagalvojame, kiek daug papildomų dalykų yra aplinkui mūsų paslaugą. Tai geras pardavėjas, jisai nepasitenkina atsakymu ne. Jisai randa išeitį ir randa pasiūlymą. Galbūt tai net nėra jūsų pasiūlymas, galbūt yra kažkas, iš ko jūs galite gauti komisą, tačiau esmė yra padaryti pardavimą. Taip? Tai pirmas dalykas, jeigu neturite savo klientų sąrašo, jeigu neturite CRM spreadsheet'e ar nenaudojate kažkokios programos, išspręskite tai per ateinančias 3 valandas, sudėkite visus, kiek įmanoma klientų, kurie jau yra iš jūsų pirkę ir ten pradėkite veikti, nes tie žmonės greičiausiai, bent vienas iš jų, tikrai nusipirks jūsų paslaugas, jūsų produktą. Dabar, antras dalykas yra, kaip padaryti taip, kad tie, kurie per paskutinius 12 mėnesių pasakė jums ne, arba nebuvo užtikrinti, arba nebuvo pasiruošę, kaip padaryti taip, kad jie pasakytų taip? Tai reiškia, mes suvokėme, kad žmogus yra šiuo metu nepasiruošęs pirkti dėl vienokio ir kitokio priežasčių. Prieštaravimų galima išvardinti eilę, esmė yra, ką padaryti, kad tie prieštaravimai pasikeistų. Tai žmogui reikia saugumo. Mūsų smegenys yra taip suprogramuotos, kad kai mes esame prieinami su pardavimu, kai prieiname prie mūsų su pasiūlymu, mūsų smegenys ieško saugumo, pirmiausia. Antras dalykas, ko mūsų smegenys ieško, tai naujovės, tai kažkokio tai sprendimo. Dabar paimkite sąrašą klientų vėlgi. Puikus pastebėjimas bus jums, jeigu jūs neturite sąrašo klientų tų, kuriems rašyte, nesvarbu, skambinote, rašyte, kurie jums pasakė ne, tai yra neteisingas sprendimas. Dėl to, kad jums reikia turėti sąrašą žmonių, kurie išgirdo jūsų vardą, kurie išgirdo jūsų kompaniją, kurie išgirdo jūsų pasiūlymą. Tai yra vienas prisilietimas prie to kliento, prie potencialaus mokančio kliento. Ir jeigu jūs neturite šios duomenų bazės, jeigu jūs nesekate savo klientų, jeigu jūs nesekate santykių su potencialiais klientais, jūs paliekate pinigus ant stalo. Ne tik savo, bet savo šeimos. Okay? Tai jeigu turite tą sąrašą, įsivaizduokime, kad turite tą sąrašą, mūsų tikslas yra restartuoti santykį. Ir tą santykį restartuoti kiek įmanoma dažniau. Čia jau nebe 24 valandų pardavimas, nors gali būti. Jeigu jūs išsiųsite kampaniją, tam tikrą trumpą konkretų pasiūlymą, ką gauna, kiek jiems tai kainuoja laiko pastangų, ką jūs jam išsprendžiate ir kodėl jiems tai turėtų rūpėti, manau, kad jūs galite per 24 valandas ir pataikę į šį segmentą padaryti pardavimą. Tačiau čia yra reguliarus dalykas, į ką reikėtų atsižvelgti vykdant savo veiklą. Tai žmonės, kurie per paskutinius 12 mėnesių jums pasakė ne arba nepriėmė sprendimų, jie yra tie, pas kuriuos reikia belstis. Pas juos reikia belstis reguliariai. Nusiųskite jiems žinutę, pasisveikinimo žinutę, paklausimą, kur jie randasi šiuo metu su savo projektu, ar priėmė sprendimą, galbūt jau su kažkuo kitu dirba. Jeigu dirba su kažkuo kitu, kodėl jie pasirinko juos, o ne jūs? Okay? Galbūt jūs buvote per lėti, galbūt tuo metu, kai jiems to reikėjo, jie pamatė kažkieno kito reklamą ir pasirinko juos, o ne jūs. Okay?
Tai tikslas yra sukurti tą komunikaciją, kad jūs gautumėt informaciją arba pardavimą. Okay? Tai jūs galite nusiųsti straipsnį, naudingus patarimus, pastebėjimą, nemokamą auditą, nemokamą kvietimą į seminarą, webinarą. Galite, galbūt jūs darote gyvas konsultacijas, pakvieskite susitikti gyvai, išnuomokite už 15 eurų valandai 2 studiją, kurioje pasikviesite tuos, kurie sakė, ne, sakykite, ateikite nemokamai, aš jums papasakosiu, kaip, sakykime, treniruoti komandą, kaip plėtoti partneristinį marketingą. Nesvarbu, ką jūs bedarytumėt, kaip lakuoti nagus, ką jūs bedarytumėte, naudokitės tomis galimybėmis, kad jų dėmesys atsirastų priešais jūs. Lygiai taip pat, kaip jūs dabar žiūrite į tai, ką aš pasakoju, tai, ką aš čia jums bandau perteikti, lygiai taip pat jūs turite rasti būdą, kaip išlikti tų žmonių akiratyje reguliariai. Okay? Taip, dabar sekantis dalykas. Tavo lygu mano. Ką tai reiškia? Tai labai dažnai pastebiu, kad žmonės neįvertina partnerysčių marketingo, partnerystinių pardavimų. Dabar, sakykime, jūs dirbate grožio industrijoje, na, darote makiažus. Ir tai kas jums galėtų atvesti klientus? Na, tai akivaizdu, manikiuristės, kirpėjos, tatuiruočių meistrės, meistrai, sporto trenerės, taip, spa salonai. Tai yra visi tie, kurie nėra jūsų konkurentai ir tai yra visi tie, kurie jums gali, kaip sakyti, padėti uždirbti pinigus. Dabar pagalvokite, galbūt jūsų draugai turi tokį verslą, galbūt jūsų draugės turi tokį verslą. Sakykime, jūs dirbate statybose, dengiate stogus. Okay, skamba puikiai. Galbūt pažįstate nekilnojamo turto brokerių, kurie užsiema žemės pardavimais, kurie galbūt užsiema kažkokiais tais senų namų pardavimais. Ar tai nėra jūsų klientai? Tai yra jūsų klientai. Tad pagalvokite apie tai, kokios industrijos konkrečiai teikia paslaugą jūsų klientui, kuris yra tame etape, kur jam reikia jūsų paslaugos. Ir pasidarykite sąrašą. Pasidarykite 100 kontaktų sąrašą, kuriame jūs matysite visus tos žmonės, kurie potencialiai, jeigu vienas iš jų reguliariai atves jums klientus, jūs jau būsite didžiuliame pliuse iš to 100 kontaktų. Plus dar kiti 99 jau girdėjo jūs, galbūt jiems reikia jūsų paslaugos. Galbūt ateis momentas, kai jie pagalvos, galbūt aš galiu iš to komisą uždirbti, galbūt tai pridės prie mano pajamų. Visiems verslam, visiems freelanceriam, paslaugų teikėjam yra momentas, kuriems reikia uždirbti daugiau. Visi mes, tie, kurie atnešame duoną ant savo stalo, suprantame, kad mums reikia uždirbti pinigus. Tad uždirbkime pinigus kartu, okay? Taip, dabar ką reikia žinoti?